Pastolių komponentų pokyčių kliento objekte puslapio lentelėje matosi stulpelis su suformuoto perdavimo duomenimis. Šiame stulpelyje matome mėlyną ir oranžinius mygtukėlius, kuriuos paspaudus patenkame į perdavimo peržiūros arba redagavimo puslapius. Paspaudžiame mėlyną mygtukėlį, ant kurio užvedus pelę rodomas tekstas išsamiau. Ir atsivėrus perdavimo peržiūros puslapiui matome visus su šiuo perdavimu susijusius duomenis, tačiau negalime jokių duomenų keisti, tik pereiti į kitus puslapius. Šį veiksmą taip pat galime atlikti atidarę aktų sąrašo puslapį per kairiojo meniu skyrių aktai, pastolių nuoma. Paspaudžiame minėtą mygtuką. Šio akto eilutės stulpelyje veiksmai. Paspaudžiame judėjimas ir vėl grįžtame į pastolių komponentų pokyčių kliento objekte puslapį. Šalia mėlyno mygtukėlio anksčiau minėtose puslapiuose yra oranžinis mygtukėlis, ant kurio užvedus pelę rodomas tekstas redaguoti. Atsidarius perdavimo redagavimo puslapiui matome pasirinkto akto duomenis, galime pereiti į kitus puslapius arba jei reikia anuliuoti perdavimą. Anuliavus perdavimą ir grįžus į kliento objekto puslapį matysime, kad rezervacijos eilutėje stulpelio veiksmai matomas ne tik mėlynas mygtukėlis, bet ir žalias mygtukėlis. Šiuo metu esame sandėlininko paskyroje, o šioje paskyroje rezervacijos redagavimas neleidžiamas. Atsijungiame nuo sandėlininko paskyros ir prisijungiame prie administratoriaus paskyros. Atvėrus atitinkamo kliento objekto puslapį, matome, kad rezervacijos eilutėje stulpelyje veiksmai matomas ne tik mėlynas ir žalias mygtukėliai, bet ir oranžinis mygtukėlis. Taigi, atšaukus perdavimą, galima dar kartą redaguoti rezervaciją ir ją paredagavus vėl iš šios rezervacijos suformuoti pastolių komponentų perdavimą